Sveiki, su jumis Dainius ir kaip visada savaitinėje rinkos apžvalgoje apžvelgsime svarbiausias įvykius rinkose, taip pat dabartinį kontekstą, ateities perspektyvas tiek iš fundamentalios, tiek šiek tiek ir iš techninės analizės pusės. Iš tikrųjų, šios savaitės rinkose pakankamai judrios ir matėme prognozių pasiteisimą dėl euro dolerio krypties. Doleris ir toliau stiprėja, investuotojams nerandant alternatyvų ir aišku, pagrindinė varančioji jėga rinkose lieka būtent palūkanų normų skirtumai, centrinių bankų monetarinės politikos vykdomos skirtumai. Ir aišku, rinkų dalyviai šiuo metu vertina pakankamai neblogai Fedo perspektyvas didinti palūkanų normas, tai jau viršė 60%, 64% gruodžio mėnesį. To optimizmą sustiprino praeitą savaitę pasirodęs Beige Book rodiklis, kurį visą laiką atsižvelgia Federalinis rezervų bankas, tai yra kaip ekonominė perspektyva dabartinė vertina skirtingos Amerikos valstijos. Ir dauguma valstijų pasisako už tai, kad kondicija gerėja, tiek darbo rinkos rodikliuose yra pastebimas gerėjimas, tiek kitose indikatoriuose, tame tarpe infliacijos indikatoriai rodo optimizmą. Ir greičiausiai Federalinis rezervų bankas kol kas žiūrint iš dabartinės perspektyvos, greičiausiai neturėtų keisti savo sentimento dėl palūkanų normų didinimo, nebent, sakykime, įvyktų kažkas tai netikėto su Amerikos rinkimais, kaip ir kalbėjomės webinaro metu, pasirengiant Amerikos rinkimams. Tai iš tikrųjų ateinančią savaitę doleriui naujienų svarbių jau neturėsime, išskyrus pačioj savaitės pabaigoje, ilgalaikio vartojimo prekių užsakymo duomenys ir savaitės pabaigoje, tai yra penktadienį, pirminis bendro vidaus produkto paskelbimas, kuris prognozuojamas ryškiai geresnis. Nuo buvusio 1,4% prognozuojamas iš karto augimas iki 2,5%, tai yra ryškiai geresnis. Ir iš tikrųjų tai gali lemti dolerio kryptį artimiausių metų, kadangi jeigu ta, sakykime, optimistinė prognozė pasiteisintų pilnai ir netgi viršytų prognozės, tai duotų papildomą paskatą dolerio brangimui. Vis dėlto, jeigu ne, galimas pelnų fiksavimas nedaug laiko liekant iki Amerikos rinkimų ir dolerio šiokios tokios nedidelės korekcijos artimiausių metų. Ypatingai dolerio Japonijos jenos poroje. Japonijos centrinio banko pasisakymuose, praeitos savaitės pasisakymuose matyti, kad Japonijos bankas neketina įvedinėti papildomus monetarinius stimulus. Aišku, infliacija yra tokioj padėti, tai yra defliacija netgi yra tokioj padėti, kad greičiausiai, reikės kažkokias tai papildomas priemonės vykdyti, tačiau daugiausiai Japonijos centrinis bankas kalba apie tai, kad reikėtų mažinti palūkanų normas papildomai ir dar giliau eiti į neigiamų palūkanų teritoriją. Tai iš tikrųjų, jeigu tokios, sakykime, mintis materializuotųsi, pasiteisintų, tai greičiausiai pamatytume nemažą Japonijos jenos pigimą. Ir rinkos greičiausiai iš anksto pradės tą sentimentą atidirbinėti jau po Amerikos rinkimų, kada, sakykime, jeigu ypatingai nebus kažkokių netikėtumų, jeigu, sakykime, rinkimus laimėtų Hillary Clinton, doleris prieš Japonijos jeną turėtume pakankamai neblogą potencialą augimui, nes jau rinkų dalyviai vertintų perspektyvą dėl palūkanų normų didinimo. Šiaip poroje euras Amerikos doleris jau rinka dalinai yra įvertinusi palūkanų normų didinimo scenarijaus galimybės ir dabar, aišku, taip pat svarbu yra ir eurozonos naujienos. Praėjusią savaitę Europos centrinio banko vadovo Mario Draghi pasisakymai buvo bene svarbiausia naujiena, taip pat ir Amerikos infliacijos rodikliai. Infliacijos rodikliai iš tikrųjų nebuvo įstulbinantis, infliacija išskyrus naftos kainas didėjo neženkliai 0,1%, jeigu pridėjus infliaciją 0,3%, bet turint mintyje atlyginimo augimo didėjimą ir darbo rinkos būklę dabartinę, galime tikėtis, kad infliacija toliau išlaikys augimo, kad ir neženklaus augimo tempus ir tai tiesiog vėlgi duos paskatą didinti palūkanų normas šiais metais. Vis dėlto Europos centrinis bankas savo konferencijos metu nepasisakė jokių, sakykime, neatskleidė savo planų tiek dėl obligacijų supirkimo programos stabdymo, kaip buvo žiniasklaidoje neseniai pasirodė tokie gandai, nei praplėtimo. Ir pasakyta, kad gruodžio mėnesio konferencijos metu bus pateikiamos ekonominės projekcijos ateinantiems metams. Iš tikrųjų, rinkų dalyviai jau dabar įskaičiuoja tikimybę, kad ECB galimai praplės obligacijų supirkimo programos mastus ir išlaikys programą iki kitų metų pačios pabaigos, kol, infliacija pradės atsigavinėti. Nes dabartinis infliacijos augimas yra grinai susijęs su naftos kainos augimu ir su euro dolerio kursu, kuris yra teigiamas Europos centriniui bankui. Iš tikrųjų, kas neigiamai veiktų eurozonos ekonomiką šiuo metu, tai yra brangstantis euras. Jeigu jisai pradėtų labai stipriai brangti prieš Amerikos dolerį, tai tikrai stipriai mažintų infliaciją. Ką mes turime, sakykime, euro brangimas prieš Anglijos svarą, vis dėlto Anglija yra pagrindinė prekybos partnerė, apie 16
15% berods eksporto yra į Angliją ir tai reiškia, gali stabdyti jau infliaciją, jeigu dar turėtume euro brangimą ir prieš Amerikos dolerį, infliacijos augimo greičiausiai regione nematytumėm. Dėl to, sakykime, kol kas Europos centrinis bankas neturėtų jaustis komfortiškai ir planuoti stabdyti obligacijų supirkimus ar didinti palūkanų normas. Iš tikrųjų, ateinančią savaitę iš Amerikos, kaip ir minėjau, bendras vidaus produktas pagrindinės tokia naujiena savaitės gale ir iš tikrųjų nesant iš Amerikos naujienų, tikėtina, kad savaitės pradžioj pamatysime dolerio korekcijas. Jau pirmadienį turėsime tiek iš Prancūzijos, tiek iš Vokietijos paslaugų ir gamybos sektoriaus užsakymo vadybininkų indekso duomenys, bendros eurozonos užsakymo vadybininkų indeksus. Jeigu šitie rodikliai nebus nuvilinti stipriai, tai iš tikrųjų galima euro-dolerio poroje korekcija. Euro-dolerio pora techniškai jau yra pasiekusi pakankamai neblogą palaikymo lygį. 1.0850, 1.0800 zonoje tikėtina, kad jau pamatysime pilną euro-dolerių įsikvėpimą ir didesnę korekciją. Vis dėlto apie pardavimus jau galvočiau tik tai kainai pasikoregavus link 1.100, 1.1050 pasipriešinimo zonose. Aišku, sentimentas išlieka daugiau neigiamas poroje, tačiau, kaip ir minėjau, pardavimus geriausiai ieškoti tik tais kainai atlikus didesnės korekcijas. Na, iš tikrųjų, taip pat savaitės svarbi ir žaliaviniams valiutams. Iš Amerikos pirmadienį turėsime Federalinio rezervų banko valdybos narių pasisakymus, tai ir Dudley, ir Bullardas, ir Powellas. Visi šitie nariai turi balsavimo teisę ir, sakykime, šitie nariai dažniausiai vertina situaciją pakankamai optimistiškai. Dėl to manau, kad jų kažkokios tai pasisakymai neturėtų stipriai neigiamai paveikti Amerikos dolerio. Kaip minėjau, techniškai doleris yra artimiausių metų trumpalaikiai perspektyvai perpirktas ir aišku, tą rodo ir obligacijų pajamingumo grafikai, kad dolerio korekcija yra labai tikėtina savaitės pradžiai. Tai, sakykime, jeigu pasižiūrėsime po ECB vadovo komentarų, tiek Prancūzijos, tiek Vokietijos obligacijų pajamingumai, trumpalaikiai obligacijų pajamingumai šoktelėjo į viršų ir lyginant su Amerikos pajamingumais, kurie stagnavo, tai gali duoti euro-dolerio poroje artimiausių metų palaikymą. Jeigu žiūrėsime ilgalaikius, sakykime, obligacijų pajamingumus, taip, tendencija lieka eurui doleriui neigiama ir dėl to tas korekcijas bus galima panaudoti pardavimo daugiau pozicijoms, žiūrint iš fundamentinės analizės pusės, nebent, kaip sakiau, kažkas tai tokio įvyktų netikėta. Iš Kanados centrinio banko išgirdome tokį, sakykime, pakankamai niūrų toną ir nepaisant to, kad galimas nekilnojamo turto rinkoje burbulas, Kanados centrinis bankas svarsto galimybės mažinti palūkanų normas, ar tai didinti obligacijų supirkimo programos mastus, tai yra kitaip sakant, stimuliuoti ekonomiką taip pat yra svarstoma, esant dabartiniams rodikliams, kurie nėra stabilus. USD Kanados doleris iš karto po šios naujienos šoktelėjo į viršų ir pasiekė svarbų pasipriešinimo lygį 1.3350. Na ir iš tikrųjų šioje zonoje kol kas vytis rinkos nelabai reikėtų, kaina yra labai stipraus pasipriešinimo zonoje. Kaip minėjau, kitos savaitės pradžių nebus svarbių naujienų iš Amerikos, dėl to tikėtinas dolerio pigimas ir dabar USD CAD poroje labai svarbus pasipriešinimo lygis yra 1.3500. Tik tai pramušus 35.00 galime tikėtis didesnio kilimo USD CAD poroje, na tada iš tikrųjų jau kilimui kelias pakankamai nemažas atsivertų. Dėl to savaitės pradžioje iš karto ieškočiau daugiau, sakykime, kritimų į pozicijų USD CAD poroje ir pasikoregavus 3.250, 3.200 zonoje vėlgi pirkimo pozicijų. Kaip minėjau, dolerio pigimas, jisai toksai daugiau tikėtinas galbūt trumpalaikiai epizodas. Aišku, jeigu tas reiškia pačioj savaitėje kainos elgesys arba price actionas parodys priešingai, aišku, reikia elgtis priešingai, nekados rinkoje, kaip visada sakau, neprisirišti reikia prie savo kažkokios tai nuomonės ir mokėti pakeisti nuomonę labai greitai, turėti planą tiek vienam įvykių scenariui, tiek kitam įvykių scenariui. Doleris Japonijos jena yra ta pora, kuri turi potencialą taip pat pasikoreguoti savaitės pradžioje, kadangi savaitės pabaigoje turėsime iš Japonijos Tokijo regiono infliaciją, taip pat nacionalinė infliacija, kuri prognozuojama, kad bus minus 0,5%. Na, namų ūkio išlaidavimas išlieka žemas Japonijoje. Na ir iš tikrųjų Japonijos centrinis bankas vykdydamas monetarinius stimulus greičiausiai neįvertino to fakto, kad Japonų mentalitetas nėra vis dėlto ta šalis, kuri
išlaidauti yra linkusi ir nepaisant ultra lengvos monetarinės politikos, žmonės neskuba išlaidauti, daug investuoja, daug taupo ir tas namūkio išlaidavimas, kuris yra, sakykime, minusiniai teritorijai, būtent neleidžia didėti infliacijai. Ir šiuo metu, aišku, infliacija stabdo dar vienas faktorius, tai yra Japonijos jenos brangimas. Dėl to japonams itin nenaudingas Japonijos jenos kursas. Savaitės pabaigoje, kaip minėjau, jeigu dar pastiprinimą turėtumėm iš Amerikos BVP rodiklių, šiaip aišku galima pagal visus išankstinius indikatorius tikėtis geresnio BVP rodiklio, tačiau prognozuojamas labai optimistiškas, sakykime, pats rodiklis, jeigu nors kiek būtų, sakykime, silpnesnis, tai tas doleriui vėlgi galėtų dolerio ir didesnė šiek tiek korekcija remti. O šiaip doleris Japonijos jena savaitės pabaigoje tikėtina, kad gali pradėti kilimą. Dėl to, sakykime, pačioj savaitės pradžioj, dėl bondų pajamingumų, dėl S&P 500 indekso, primenu, kad kompanijos skelbia toliau savo ketvirčio pelningumo rezultatus. Rezultatai kol kas nėra stebinantis, tai yra šiaip visų šių metų rezultatai yra prastesni. Ir kompanijos fiksuoja mažėjančias tiek pelno maržas, tiek ir patį pelningumą. Tai bendrai USD JPY poroje rinkos atidarimo metu techniškai kaina yra žemiau 1.0450 itin svarbaus pasipriešinimo lygio. Kol kas visas price actionas daugiau rodo, sakykime, smukimo perspektyvą, dėl to artimiausiu metu, žinoma, nereikėtų vytis rinkos jokių būdų, tik tai nuo bangų ekstremumų žiūrėtis pozicijų, tačiau laukčiau kilimo link 104.50 ir toje zonoje sell high galimybių su pelno nuostolio santykiu 2:1 ir didesniu. Praėjusią savaitę iš Anglijos pasirodė rodikliai, jau šiek tiek signalizuoja apie Brexito pasiekmes. Kas yra nustebino tikrai, kad Anglijos mažmeniai pardavimai visiškai neaugo. Atlyginimų augimas išlieka tas pats, išskaitant bonusus 2,3%. Tuo tarpu infliacija padidėjo ir, sakykime, tai gaunasi bendras vis tiek perkamosios galios mažėjimas ir pajamų mažėjimas. Tai mažmeninius pardavimus šiuo atveju gali išgelbėti nebent, sakykime, turizmo sektorius, dėl pigaus Anglijos svaro ir, aišku, užsieniečių apsipirkinėjimai elektroniniai erdvėje, elektroninėse parduotuvėse, išnaudojant Anglijos svaro, sakykime, pigimą. Tai iš tikrųjų artimiausiu metu tikėtinas būtent tas scenarius, kad Anglijos infliacija didės, bet tai nereiškia, kad anglai didins palūkanų normas, tai nėra ta aplinka dėl to, kad yra politinė rizika dėl Brexito. Žinoma, kad Brexitas išlieka tikrai pavojingas scenarius ir, aišku, šiuo metu vienintelis toks neblogas dalykas yra tai, kad Konstitucinis teismas svarstys būtent tą, ar Brexitą galima, sakykime, būtų Brexito iš vis atsisakyti vykdyti, nors buvo vykdomas referendumas ar negalima. Žinoma, tai greičiausiai nelabai yra įmanoma konstituciškai, jeigu tauta prabalsavo, kad Brexit, tai reiškia, tas Brexitas jisai turi būti vykdomas, tačiau Konstitucinis teismas ateinančią savaitę, gal dar už savaitės, tai nėra tiksliai pasakyta, kurią dieną paskelbs, tačiau jisai gali paskelbti būtent tai, kad parlamentui bus suteikiama daugiau, reiškia, veiksmų laisvės ir kiekvieną veiksmą Theresa May turės būtent derinti su parlamentu, o šiaip dabar 100% atsakomybė yra Theresa May. Tai iš tikrųjų tas duotų šiek tiek optimizmą rinkose ir Anglijos svarą galimai pakoreguotų prieš daugelį valiutų porų, trumpalaikiškai žinoma. Tai šiaip aišku, bendrai Anglijos svarą pirkimo pozicijų ieškoti yra pakankamai rizikingas scenarius, tačiau šiaip pats tas šortas, kuris įvyko, sakykime, ir dėl tos kompiuterinės prekybos sistemos įvykusios klaidos, jis yra įspūdingas, iš tikrųjų, tai būtent ir šitoje vietoje ir likvidumo buvo, sakykime, spragos, kai kur, tai buvo, kaip ir girdėjo, turbūt kompiuterinėse algoritminės prekybos įtaka šitas kritimas, bet vis dėlto GBP USD poroje artimiausiai trumpalaikio laikotarpio obligacijų pajamingumai jau rodo galimybės, reiškia, GBP USD porai koreguotis. Iš tikrųjų, jeigu šitoje poroje kažkaip tai prekiautis, tai iš tikrųjų galbūt logiškiausia būtų žiūrėti į trumpą laikotarpio time frame'us ir būtent ieškotis tik tai tose vietose, kur nuo bangų ekstremumo apatinių su itin geru pelno nuostolio santykiu rizikuoti, nes, tikimybė pataikymo yra mažoka, nes labai yra stiprus skrendantis trendas. Ilgalaikiuose visuose grafikuose vidutinio trumpo, bet labai trumpo laikotarpio grafikuose, galvoju, savaitės pradžio ir aplamai kita savaitė yra fundamentiškai palanki aplinka korekcijai, kuri galėtų būti pakankamai ženkli.
vėliau galbūt peraugti į korekciją, kuri būtų, techniškai žiūrint iki 1,28. Bet tam, aišku, turėtų būti ir prastesni BVP rodikliai iš Amerikos ir panašiai. Aišku, Amerikos bondų pajamingumas stovi vietoj, stagnuojasi ir praeitą savaitę volatility indeksas, būtent Amerikos 10 metų bondų jisai rodė, pasižiūrėjus labai aiškiai matosi, tai nuo 18 dienos mes turim visišką stagnaciją bonduose ir iki Amerikos prezidento rinkimų investuotojai greičiausiai taip ir būtent nesirinks kažkokių ilgalaikių didelių pinigų dėjimo į kažkurią tai vieną poziciją, ar tai pirkimo ar pardavimo, ir bus laukiama. Dėl to, būtent kaip ir minėjau, daugelį porų daugiau intervalinis judėjimas tikėtinas, galima ir dolerio korekcija, ta prasme geriau neprisirišti nei prie vienos krypties rinkų artimiausių metų. Jeigu vertinant S&P 500 indeksą, jisai irgi taip pat labai koreliuojantis yra su Amerikos obligacijų grafiku, žinoma, artėjant Amerikos rinkimų rizikai, vis dėlto didesnė tikimybė bondų kainos kilimui, tai yra pajamingumo mažėjimui, ir tas neigiamai veiktų SP 500 indeksą, dėl to nuo bangų ekstremumų ir toliau ieškočiau daugiau sell high pozicijų kanalo viršūnėse, būtent pagal price action. Jeigu žiūrėti Australijos doleris prieš Amerikos dolerį, praėjusią savaitę labai gražiai atidirbo kilimo, visų pirma, užpraeitą savaitę kilimo tikslai buvo labai gražiai atidirbti ir nuo pat savaitės pradžioje, kaip ir prognozuota, prasidėjo kritimas, jisai irgi dalinai atidirbo dalį savo pelno tikslų. Iš Australijos visų pirma, tai darbo rinkos rodikliai išėjo prastesni, ir Australijos centrinis bankas jau po truputį kalba apie galimybės dar galbūt mažinti palūkanų normas, kol kas dar apie tai kalbama labai atsargiai. Naujosios Zelandijos banko tonas yra užtikrintesnis šiuo klausimu, dėl to NZD, USD poros sentimentas teigiamas, tačiau techniškai kaina dvipusio judėjimo kontekste, ir jeigu, kaip sakiau, iš tikrųjų ateinančią savaitę labai daug lems bendras tas rinkos dalyvių, kaip sakant, kaip paprastai tariant, meilė doleriui. Jeigu tos meilės doleriui savaitės pradžioje labai nebus, tai ypatingai šitose porose NZD, USD, AUD, USD, būtent gali vėl sugrįžti vadinamas scare tradas, ko pasiekoje AUD, USD ir NZD, USD turėsime didesnės korekcijas. Dėl to šitose porose sentimentas ilgesnio periodo lieka neigiamas, tačiau apie pardavimo pozicijas geriausia ieškoti įvykus tik tai didesnėm korekcijom. USD kada apžvelgiam valiutų porą, šiaip viena iš įdomesnių valiutų porų šiuo metu yra ir Singapūro doleris. Primenu, kad Singapūrui sumažintos ekonominio augimo prognozės perspektyvos, Singapūro centrinis bankas ketina mažinti palūkanų normas artimiausiu metu, yra Kinijos, sakykime, poveikis labai didelis šitai ekonomikai, sentimentas Singapūrui yra neigiamas, ateinančią savaitę USD SGD poroje tikėtina korekcija, kurios metu būtų galima jau paieškoti pozicijų užėjimui, kilimo pratesimui, kilimui vietos techniškai pakankamai nemažai, ir kol kaina laikosi virš 3800 lygio, tol kilimas kol kas neturėtų kelti labai didelių abejonių. Auksas, vėlgi, tokioje aplinkoje auksas vis dėlto pateisino prognozę ir išsibalansavo į viršų, ir esant, sakykime, artėjant rinkimams, rizikos netoleravimo sentimentas gali didėti rinkose, ir auksas tikėtina, kad uždarys gapą, kuris buvo suformuotas. Tai būtent spalio pradžioj, tai laukčiau kainos kilimo iki 1310 kažkur, tai šiaip bendrai ilgesnio periodo tikslas yra 1350, o vėliau ir dar didesni. Tačiau techniškai žiūrint, artimiausiu metu žinoma daug dvipusio judėjimo, todėl geriausia ieškotis pozicijų tik tais nuo apatinių ekstremumų, kur yra geras pelno nuostolio santykis. Kinijos juanis yra viena iš taip pat fantastiškų porų prekybai, atidirbinėja puikiausiai kylantį trendą ir tik tai kylantis trendas kol kas, ir kol kas korekcijų metu lieka vėlgi kilimo tikimybė. Kaip minėjau, jau galbūt webinare ruošiantis prezidento rinkimams, po rinkimų yra tikėtina, kad visos emerging markets valiutos gali šiek tiek pastiprėti. Tai tiek, sėkmingos visiems prekybos ateinančią savaitę.